Sveiki sugrįžę į dar vieną Subockio kanalo video ir šiandien, kaip žadėjau, tęsime drifto maratoną. Prieš savaitę sekmadienį buvome Kačerginės trasoje ir ten labai linksmai pasivažinėjom, šiandien jau šeštadienis ir mašiną turim dar vienoje trasoje, Bikerniekų trasa, nestandartinis layoutas, ne masterių, o Witch Kettle. Kas žinote šitą layoutą, tai yra labai pavojinga, ganėtinai greita ir siaura trasa, o kas nežino, tai pamatysit. Truputį neramu, nes trasa labai pavojinga ir kaip ir išsiaiškinom naujų problemų su automobiliu. Tai pažiūrėjęs Kačerginės onboardus pastebėjau, kad realiai reikia automobilį daug vairuoti. Sudėjus kartu tai su išorės kadrais labai akivaizdu, kad automobilio priekis tiesiog pameta sukibimą. Pradėjau domėtis, kodėl taip yra. Mažesnėse trasose tai kaip ir nesijautė, nors kartais pasimatė, kaip ir bandėm išreguliuoti tą ir ieškojom, kas tai galėtų sukelti. Dabar po Kačergos radom. Tai ką pavyko įsiaiškinti, kad realiai turime valino padangas priekį. Visi žinom, kaip taisyklė valino yra pačios kibiausios padangos, šiandien nėra klausimų. Ne taip veikia viskas. Reikia nusipirkti teisingas valino padangas. Tai čia turim 300 tredviero padangas ir jos realiai net nedyla, jos yra kietos ir iš principo aš manau, kad būtent jos man nelaiko automobilio priekio ir tenka kovoti ypač greitose trasose, kur reikia to sukibimo priekio, automobilis atrodo plaukia. Tai gaila, šiam etapui nespėjom šito dalyko susitvarkyti, bet jau susakėm kibesnės padangas priekui su geresniu tredvieru. Na, žodžiu, pabandysim kompensuoti. Realiai čia yra 235 padanga, kolegos, kas jau tikrai susikabinę padangas, mačiau net 265 priekį deda. Tai aš dabar sakiau 255 ekstremus ir pažiūrėsim, kaip ten viskas bus. Automobilio setupas nuo Kačerginės visiškai niekaip nekeistas, nes ten realiai lėkėm su aikštelės setupu, nes Kačergai tiesiog jo neturėjom. Tai realiai nieko labai stipriai nekeičiam. Laukiam treniruočių, išklausom briefingą, laukiam treniruočių ir žiūrėsim, kaip sekasi. Dalyvių turim daug, važiavimui laiko turim mažai. Aš tikiuosi, kad spėsiu bent supras, kas čia vyksta, nes kol kas tai smegenys sprogsta, žiūrint, kokią čia traselį. Tai varom žiūrėti. Young legend in the making. Heard they was salty, so I shake. Yeah, I heard them hating, but a nigga been patient. In my room just pacing. Marathon lifestyle. We've been running different races, taking a risk 'cause it's some of us can't catch cases. So I'm sticking up faces, trying to show them different places 'cause they only need a way out. Ain't had much but stand down, stand up and we stand out. Looking for a handout, but let me know how that pan out. The boys spit it and pop top. Out here trying to keep up with the right side. You can catch us with the badges and the high cars. If I try to pull us over, it's not hard. Hey, I got up to the line and I'm tired. Cause I can see it right now, so it's not one. I'm not the one that think that we will make it this far. But I don't think that we will take it this far. The boys spit it and pop top. Out here trying to keep up with the right side. Man ganėtinai neramu, Oskaras negrįžta, per ilgai palikau prie starto ir nuoširdžiai baisu, kokioje jisai pozicijoje grįž. Nėra netikėta, aš jau vloginau, kad man neramu, kodėl Oskaras negrįžta. Oskaras grįžo, turim viską apsišykę tepalais, panašu, Enas buvo Atvibravęs.
padarė Oskarą, bet sakyčiau nieko. O, vaikinė. Plius minus. Kaip naujas. Plius minus. Porą zateškių. Čia pririšėm. Kosminė treniruočių sesija eina savo kaip smagu buvo. Atvariau į trasą, kuri realiai skirta mano mašinai. Greitas staigus automobilis, greiti persimetimai ir daug gazo. Ta prasme, reiks įdėti ant gazo. Nu tai labai smagu važiuoti. Viską labai pataikėm. Turim šiandien labai mažą komandą. Tai Romka mano tėtis ir kameristas. Matas, karšta bulvė, visi žinot. Tai tikrai taip ribotai esam ir su spotinimu, ir su pitais, bet kuo puikiausiai sutvarkom. Ta prasme, tobula. Kai visi žino, ką daryti, tai... Mo. Čia yra. Jei negirdėjo, tėtis sakė, ta mašina nevažiavus tiek treniruočių važiavimų, kiek jinai yra mušta, tai... Ups. Kaip sekės? Va. Dar liko važiavimų. Ar turi būt kažkiek? Tai tada p***ink į startą. Gerai. Sėkmės. Dabar vyksta kvala. Oskaras turi važiuoti vatoj, jis vienos dviejų mašinų bėgyje. O čia jau neramu pitose man, o jau vidurių suka. Baisu. Nuoširdžiai stresiukas yra. Aš noriu, kad viskas būtų gerai, bet aš žinau, kaip būna. Esu matęs, esu girdėjęs, esu užuodęs. Bet duok dieve. Ką tik mačiau grįžtantį Merilo, reiškia sekantis turi parvažiuoti Oskaras. Žiūrėk, kurva, kad tavęs ne antralą parvežto. Savom, gerai? Jeigu galima. Next one up is Oskaras Juodis from Lithuania. Nākamais braucējs mums Oskars Juodis no Lietuvas. Redzam, pirmās sērijas kupēja arī ļoti populāra izvēle. Protams, mums driftā cevišķi šajos platuma grādos šeit Baltijā. So let's see what Oskaras can do. Good initiation there, really nice wide line, almost, yeah, stones flying off. So that's why the spectators are not allowed to stand there. And flying through the track, really nice angle. Nice line as well, maybe not 100% outside zone, but oh, and too much. Unfortunately. Aš matau, jisai parvažiuoja, čia yra geras ženklas. Biški trūksta bagažinės. Biškiuką ratą nuleidom dviejose vietose. Šiaip tai nežinau, standartinis čia, nežinau, gal aš kažkas pas mane smegeninį neveikia, bet vis laik turbūt pirmas ranas pas mane būna 0. Kažkaip apsiuosto kokią trasą ir antras, antru tai pasitikiu visą laiką, tai manau dabar metas įleisti gerą. Iš principo gal truputį mažiau kybo nei tikėjausi ant pasistatymo, biškutį plačiau išlėkiau, biškutį neleidau ratą ir tada jau viskas dedasi ir nedavažiuoju, kur reikia, arba nuvažiuoju per toli, negu reikia. Bet tai čia smulkmenos, aš manau, kad antrų raunų iššausim tokį riebų. Nestresuojam, varom daryti antro. Pirmas 0. Diena sekasi, viskas tvarkoj, Oskaras teigia, kad mašina skrieja, techninių gedimų beveik nebuvo, bet jie biškį anksčiau paminėti, tai bus matoma, ten truputėlį tepalo prasisunkimai, kas yra visiškai maža bėda. Porą kontaktų turėjo, be abejo, nes kaip kitaip, dabar kvalifikacija vyksta, pirmo važiavimo Oskaras surinko 0, kaip netikėta, ne? Tikimės labai, kad tai bus standartinė Oskaro situacija, kur kas jį žino, tai žinot, kas yra Oskaro situacija, pirmų ranų 0, antrų ranų kažkas tokio, kad pašiurpino publiką, tai labai tikėkime, kad nebus išimtis ir standartinė Oskaro situacija pasikartos. That unsettles a bit the car, but he's still flying through the course. Going to the outside zone there. That's a nice... Oh! What happened there? Almost
Bachūrai offroadas patinka, galvoja, kalnai lėks, bet... Oho. Next one up, we have Lithuanian driver Oskaras Juodis. He had a 0 in the first run, so pretty important moment for him right now. Jā, bija 0 pirmajā braucienā. Svarīgs uzdevums tagad nobraukt līdz galam, sakrāt punktus. So let's go, let's see what Oskaras can do in his second run. Good initiation, but it was close there on the edge with the no-go zone. Let's see how the run unfolds. Good speed, good smoke coming up. Really nice, really effective to see. But and a bit of a crash there against the tires as well. He keeps it floored. What a commitment there! What a commitment there by Oskaras Juodis. But I think it will come down to the first corner. I will try to get some info from the judge. It's a 0, yeah. The judges confirm, unfortunately. 0-0 there. It was a good run. If we don't count, of course, if we count out that no-go, it was a good run by Oskaras, so he can take the positives with him to the next rounds. And I hope to see. Gaila, nepandarė standartinio juodžio. Bet kietas jisai vis tiek. Grūzas tik dėl to, kad gerai važiavosi tikrai. Kažkaip jaučiausi gerai, šiandien su pasitikėjimu lėkiau. Jei nebūtų to pasitikėjimo, tai būtų standartinis išlėkimas, bet kai jau pasidarai pasitikėjimą kažkokį, tai kažko ir pradedi tikėtis biškį, ne? Nu, ir kaip ir. Neslėpsiu, po pirmo rano kvalifikacijos mes tiesiog galvom, kad standartinis juodis įvyks, kur pirmas 0, antras baisu visiems, žinai, ten sploja žmonės atsistoja, bet standartinis juodis šiandien neįvyko. Trečio nedavai. Trečio galbūt buvai. Trečio raną. Gal eitume kažkaip apginčytume, kad čia buvo test ranas tiesiog, žinai. Po padangų pakeitimo, nežinai, kaip aš nevaldysiu. Nu, ir kaip yra, sezoną nebaigiam, tai dar nusimato dar 2 išvažiavimai, tai kad ir kaip jau realiai esam pavargę, varysim dar toliau mašiną laužyt, varysim į Druskininkus tikrai treniruotis ir žinau, kad varysim testuotis padangų, gausim naujų padangų, testuosim jau egzistuojančias padangas, tai žodžiu ruošimės kitam sezonui. Gausim priekiui padangus, kurie išsiaiškinom, kad realiai jos priekiai nėra tokios, kokių reikia šitoj trasoje, gal taip nesijautė, kojos nekišo, bet kačerginiai tai matėsi, kad to baisiai reikėjo. Nu tai va, pasitestuosim ir tą. Ir dar tikiuosi, jeigu leis orai, grįšim į Rygą ir išbandysim masterių layoutą. Tai jei dabar pirmuks ir kompaktas, tai bijau, kas bus po to. Galvų nenuleidžiam su liuksais. Einam tvarkytis ir ruošimės sekančių kartui, kuris ir vėl labai arti.